Sveiki visi! Šiandien noriu papasakoti apie vieną įrankį – Notebook LM, kuris, patikėkit, gali gerokai pakeisti tai, kaip mes visi tvarkomės su informacija. Manau, kad daugam pažįstamas jausmas. Internete pilna nuostabių ekspertų, kurie dalinasi neįkainuojamomis žiniomis. Bet dažniausiai tai būna ilgos, be jokios aiškos struktūros transliacijos ar kokios nors pamokos. Ir štai čia pasirodo pagrindinis šio įrankio pažadas. Tai klasikinė 80-20 taisyklė, tik pritaikyta mokymuisi. Įsivaizduokit, gauti didžiąją dalį vertės, tuos 80%, sugaištant vos 20% laiko. Skamba neblogai, tiesa? Šita metafora, manau, pataiko tiesiai į dešimtuką. Ilgos ekspertų transliacijos, tai tikrai kaip kasti auksą žodžių kalnuose. Tos svarbiausios mintys, tie aukso grynuoliai, yra tokie reti, kad tenka persijoti tiesiog tonas nereikalingų su uolenės, kad juos rastum. Na ir koksgi sprendimas? Štai čia į sceną žengia Notebook LM. Tai galingas, bet tiesą sakant, kažkodėl labai mažai reklamuojamas Google dirbtinio intelekto įrankis, sukurtas būtent šitai informacijos perteklius problemai spręsti. Tai kasgi tas Notebook LM? Jeigu trumpai, tai yra asmeninis dirbtinio intelekto asistentas, skirtas tyrimais ir rašymai. Jis gali paimti praktiškai bet ką – dokumentus, vaizdo įrašus, tinklapius ir juos apibendrinti, paaiškinti, tiesiog paversti kažko suprantamu. Gerai, teorijos užteks. Pereikime prie praktikos. Kad būtų įdomiau, pažiūrėkime į tai kaip į tikrą detektyvinę istoriją. Kaip Notebook LM sugebėjo išnarplioti net 3,5 valandos trukmės gana painią klaidų taisymo transliaciją? Ir pats procesas tiesiog stebėtinai paprastas. Pirmiausia, įkeliama YouTube nuoroda. Antra, spaudžiamas mygtukas generuoti skaidres. Ir trečia, viskas, gaunama visa istorija. Tai rodo, koks šis įrankis intuityvus ir, draugiškas naudotojai. O dabar prie pačios bylos. Iš tos ilgos 3,5 valandos transliacijos apie GitLab klaidos taisymą dirbtinis intelektas sukūrė, nuoseklių pasakojimą. Jis teisingai atsekė, kur viskas prasidėjo, identifikavo pirmąjį įtariamąjį ir tą klaidingą kelią, kurio iš pradžių pasuko programuotojai. Ir žinot, kas įdomiausia? Sugeneruotas pristatymas buvo maždaug 90% tikslus. Taip, kai kurios detalės buvo praleistos, gal šiek tiek supaprastintos, bet bendra idėja, įvykių eiga, viskas buvo atkurta absoliučiai teisingai. Bet pats fascinuojantis dalykas yra tai, kaip šis DI mąsto. Jis netgi sugeneravo ekrano nuotraukas, kad iliustruotų problemą. Nors tos nuotraukos, techniškai žiūrint, buvo netikros, jos tiesiog tobulai atspindėjo problemos esmę, tą trūkstamą slinkties juostą. Tarsi pats būtų supratęs, kaip geriausiai vizualizuoti klaidą. Gerai, taigi, pristatymas buvo beveik tobulus, bet truko to galutinio atsakymo, to paskutinio dėlionės gabalėlio. Ir būtent čia atsiskleidė kaip galinga įrankio funkcija. Tai reikėjo pokalbių langelyje paklausti, o koksgi buvo galutinis sprendimas. Ir DI iš karto pateikė tikslų atsakymą. Štai pažiūrėkit. Tai tikslus, nors ir gana techniškas paaiškinimas, kurį pateikė pokalbių funkcija. Ką tai parodo? Kad Notebook LM ne tik apibendrina paviršutiniškai, jis geba iškasti pačias svarbiausias, sudėtingiausias detalės iš šaltinio ir jas pateikti. Šiuo atveju nustatyti tikslę programavimo klaidos priežastį. Šita detektyvinė istorija puikiai parodė, kaip veikia skaidrių generavimas. Bet patikėkit, tai toli gražu ne viskas. Pažiūrėkime, kokių dar supergalių slėpia šis įrankis. Notebook LM yra tikras turinio transformavimo kombainas. Jis gali paimti tą pačią informaciją ir paversti ją, pavyzdžiui, pokalbio stiliaus tinklalaidę arba detalę tekstinę santrauką. Gali net sukurti minčių žemėlapį. Tai reiškia, kad medžiagą galima pritaikyti prie bet kokio mokymosi stiliaus. Bet dabar apie funkciją, kuri anot pirminio šaltinio autoriaus yra bene pati įspūdingiausia. O kas, jeigu reikia ne tik suprasti turiniu, bet ir gauti jo kritiką, įvertinti jo kokybę? Štai, citata tiesiai iš dirbtinio intelekto sugeneruotos analizės. DI pastebėjo, kad nors transliacijoje problema buvo išspręsta, žiūrovams nebuvo suteiktas platesnis mąstymo modelis, kuris padėtų spręsti panašias problemas ateityje. Tai tiesiog neįtikėtinai gili ir taikli įžvalga. Ir svarbiausia, pats transliacijos autorius pripažino, kad sutinka su maždaug 80% tos kritikos. Tik pagalvokit, koks vertingas tai įrankis gali būti patiems turinio kūrėjams, kurie ieško objektyvaus grįžtamojo ryšio savo darbui.
Gerai, dabar, kai jau pamatėme, ką šis įrankis gali, laikas pakalbėti apie tai, kam ir kada jį naudoti yra naudingiausia. Ir žinoma, kada reikėtų būti šiek tiek atsargesniems. Ši lentelė, manau, viskas sudėlioja į savo vietas. Notebook LM yra tiesiog fantastiškas, kai reikia greitai perprasti bendras idėjas, aukšto lygio koncepcijas ar palyginti skirtingus požiūrius. Bet ten, kur svarbus kiekvienas techninis niuansas, kur menkiausia detalė gali pakeisti viską, na, ten geriau pasikliauti pirminiu šaltiniu. Jeigu reikėtų apibūdinti vienu sakiniu, tai Notebook LM veikia kaip vertėjas, bet ne tarp kalbų, o tarp turinio formato. Jis paima informaciją, kuri pateikta nepatogiai, pavyzdžiui, ilgame vaizdo įraše, ir paverčia ją tuo formatu, kuris yra priimtiniausias konkrečiam žmogui – tekstu, garsu ar vaizdinė santrauka. Gerai, apibendrinkime. Ką svarbiausia išsinešti? Pirma, šis įrankis padeda įveikti informacijos perteklių. Antra, jis leidžia transformuoti turinį pagal asmeninį mokymosi stilių. Trečia, galima akimirksniu gauti santraukas, skaidres ar net tinklalaides. Ketvirta, jis gali pateikti neįtikėtinai vertingą kritiką. Ir penkta, labai svarbu, jo nemokama versija yra itin dosni, tad išbandyti tikrai nieko nekainuoja. Ir pabaigai toks klausimas pamastymai. Jei dabar gautumėte šį įrankį, kokią sudėtingą medžiagą, galbūt ilgą paskaitą, painų dokumentą ar kokį nors seminarą pirmiausia norėtumėte supaprastinti? Galimybės, panašu, tikrai beribės.